Sveiki! Ar kada susimastėte, kas iš tiesų slypi už baldo, kuris stovi namuose? Šiandien pasinersime į baldai jums pasaulį ir patikėkit, bus kur kas daugiau nei tiesiog kalba apie baldus. Tai bus istorija. Istorija apie tai, kaip į savo aplinką įsileisti tikrą gyvą gamtos dalį ir kokia gili filosofija slypi už kiekvieno medinio gaminio. Tad, pradedam. Štai pati esmė, kuri veda visą įmonę pirmyn. Gamtos dalelė jūsų namuose. Žinote, tai nėra tik kažkoks reklaminis šūkis, kurį gražu matyti. Ne. Tai fundamentalus principas. Tai jų DNR. Gilus tvirtas įsipareigojimas gamtai, tvarumui. Absoliučiai viskas, ką jie daro, kyla būtent iš šio požiūrio. Gerai, tai nuo ko viskas prasideda? Pirmas ir ko gero svarbiausias principas – darna su aplinka. Viskas, absoliučiai viskas, prasideda nuo gilos pagarbos gamtai. Ir čia kalbame ne apie kažkokį madingą žodį, kurį dabar vartoja visi. Ne. Čia tai yra tikras tvirtas pamatas, ant kurio statoma visa įmonės veikla. Ir kas įdomiausia, kad tai nėra tik kažkokie formalūs popieriai dulkantys stalčiuje. Tikrai ne. Tai gyvos veikiančios strategijos. Pagalvokime. Viena – aplinkos apsaugos politika, kuri užtikrina, kad pati gamyba būtų kuo tvaresnė. Ir antra – energetikos politika, kuri rūpinasi, kad energijos ištekliai nebūtų švaistomi veltui. Tai juk ir yra tai, ko šiandienos žmogus tikisi iš verslo – realių darbų, o ne tik gražių kalbų apie rūpestį planeta. Ką tai reiškia galiausiai? Ogi labai paprastą dalyką. Kiekvienas baldas, kiekviena lentyna ar stalas yra pagamintas su aiškiu įsipareigojimu saugoti aplinką. Tad renkantis tokį daiktą gaunama ne tik kokybė, gaunamas ir atsakingas požiūris. Kiekvienas daiktas tarsi savyje neša pažadą. Pažadą saugoti pasaulį, kuriame gyvename. Gerai, judam toliau. Antrasis ramstis, kuris, patikėkit, yra lygiai toks pat svarbus. Tai atsakomybė ir pagarba žmonėms. Juk pagalvojus, viskas logiška. Kaip galima harmoningai sugyventi su gamta, jei negerbiama žmonių, kurie joje gyvena ir dirba? Tai tiesiog neįmanoma. Ir štai, pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktiškai. Socialinė atsakomybė, verslo etika, smurto prevencija – tai ne šiaip savo punktai. Tai yra sąmoningas sprendimas kurti tokią darbo aplinką, kurioje kiekvienas kolega jaustųsi saugus, vertinamas ir gerbiamas. Nuo etikos iki kategoriško ne smurtui ir priekabiavimui matome, kad įsipareigojimas žmogui yra, visapusiškas. Ir trečiasis, paskutinis, bet tikrai neprasčiausias principas, sakyčiau, tai tarsi viską vainikuojantis elementas – kokybė. Įsipareigojimas kokybei ir patikimumui. Nesvarbu, ar kalbame apie baldą ar apie paslaugą, viskas turi būti atlikta, tiesiog nepriekaištingai. Bet ką iš tikrųjų reiškia ta kokybės politika? Įsivaizduokime tai kaip klijus. Būtent klijus, kurie sujungia visus tuos anksčiau aptartus principus – pagarbą gamtai, atsakomybę žmonėms – į vieną tvirtą, nedalomą visumą. Ir rezultatas – galutinis produktas, kuris yra ne tik gražus akiai, bet ir patikamas, ilgaamžis ir svarbiausia – pagamintas atsakingai. Gerai, dabar, kai jau išsiaiškinome filosofiją, tai yra kodėl ir kaip viskas daroma, pats laikas pereiti prie to, kasgi yra daroma. Pažiūrėkime, kaip visos šios gražios vertybės virsta realiais daiktais. Kaip atrodo tas kelias nuo rąsto iki baldo. Įsivaizduokime medžio kelionę. Viskas prasideda miške. Pirmas žingsnis – profesionalus ir tikslus rąstų supjovimas. Tada labai svarbus etapas – lentų džiovinimas. Kokybiškai išdžiovinta medžiana yra raktas į baldo stabilumą ir ilgaamžiškumą. Ir tuomet prasideda magija. Baldų gamyba, kurioje medis įgauna formą. Ir galiausiai kruopšti atidi apdaila, suteikianti gaminiui estetinį grožį. Absoliučiai kiekvienas žingsnis atliekamas su didžiausiu meistriškumu. Ir dar vienas įdomus faktas, kuris tiesiog puikiai iliustruoja tą tvarumo principą. Kas nutinka su medžio pjuvenomis, kurios lieka po gamybos? Jos nevirsta šiukšlėmis. Ne. Jos surenkamos ir paverčiamos medžio pjuvenų briketais. Tai tiesiog tobulas pavyzdys, kaip galima išnaudoti gamtos dovaną 100%, nieko neišvaistant. O dabar šiek tiek praktinės informacijos, jei visa tai sudomino ir kyla noras susisiekti ar apsilankyti, štai kaip galima rasti baldai jums. Taigi, įmonė įsikūrusi Jonavoje adresu Fabriko gatvė 3. Dirba jie nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 7:30 ryto iki 4 valandos popiet.
Pasiteirauti galima administracijos telefonu +370 656 91599, o parduotuvės numeris yra +370 65 470 00. Žinoma, visada galima parašyti ir elektroniniu paštu info@baldai.jums.lt. Ir pabaigai, norisi palikti vieną klausimą, tiesiog apmąstymui. Kalbėdami apie namus mes dažnai galvojame apie daiktus, interjero detalės, o kas jeigu pirmiausia pagalvotume apie harmoniją? Kaip į savo kasdienę aplinką įnešti daugiau tos tikros, natūralios gamtos darnos? Man atrodo, šis klausimas ir yra geriausia Baldai jums filosofijos santrauka.